Dabar pasiruošk vakaro meditacijai, kurią galima atlikti kiekvieną vakarą. Net pageidautina atlikti kiekvieną vakarą. Galima pasakyti, reikalinga daryti kiekvieną vakarą. Šita praktika atliekama prieš pat užmiegant, einant miegoti. Tam, kad atlaisvinti savo galvą saldžiam, giliam sapnui, kuris suteiks galimybę sukaupti per naktį jėgas. Šitą meditaciją gali atlikti tiesiog lovoje, kad po jos iš karto kristum miegoti. Neverta šios praktikos daryti, jei dar ketini spręsti kažkokias užduotis, užbaigti nebaigtus darbus. Tai praktika dienos uždarimas. Atsisėsk, užmerk akis, susikoncentruok į save ir kurį laiką pasėdėk ramiai tyloje. Įsivaizduok visą šią praėjusią dieną. Prisimink, kas vyko nuo ryto iki vakaro, iki šio momento. Pabandyk mintimis peržvelgti šią dieną įvykis po įvykio. Atkreipiant dėmesį į atskirus momentus, išskirk, kas buvo ypač svarbu. Tuos darbus, kurie buvo baigti, palik šioj praėjusioj dienoj. Tuos darbus, kuriuos būtina pratęsti, mintimis pernešk į sekančią dieną. Jeigu dienos eigoje įvyko kokie nors konfliktai, atrask juos, ištrauk save iš jų, tarsi išeitum iš tų konfliktų, o pačius konfliktus nuvalyk kaip kreidą nuo rašomosios lentos. Dar kartą peržvelk šią dieną. Ir išeik iš praėjusios dienos energijos, kaip iš kokio debesies išeik ir uždaryk už savęs duris. Uždaryk duris, tarsi pažymėdama, kad uždarai šitą dieną visam laikui. Po to, kai išėjai ir uždarai duris, apsisuk veidu
į kitą dieną, į kurią įeisi ryte. Ramios ir saldžios nakties.